Sveiki visi. Tai šiandien pas mus svečiuose yra mūsų mokyklos trečiokas Dilanas. Labas, Dilanai. Labas. Tai aš turiu klausimą. Ar gali save trumpai pristatyti ir šiaip, kaip leidi savo dienas? Tai sveiki visi. Aš esu Dilanas, kaip ir mane pristatė. Tai esu šios gimnazijos trečiokas. Apie veiklas ir kuom užsiemu. Tai užsiemu nei daug, nei mažai. Tai dažnai dienos tokios yra gan suspaustos ir aktyvas, tai daug laiko savo arba tokio laisvalaikiui neturiu. Dažniausiai tai būna tik tai savaitgalis, o per dienas tai iš esmės mokausi, stengiuosi sportuoti nemažai, taip pat esu ir teatro grupėje mūsų mokyklos, tai ir čia daug laiko praleidžiu. Taip pat su šauliais, taip pat dirbu būtent su jaunaisiais šauliais ir šiaip mėgstu grafinio dizaino darbus ir taip toliau daryti. Tai mes žinom, kad tu priklausai Šaulių sąjungai. Tai ar yra dar kokių organizacijų ar veiklų, kuriam priklausai, ar šiaip užsieminėjai? Tai iš esmės, kad kaip organizacija, tai Šaulių sąjunga yra vienintelė, kuriai priklausau, o veiklų tai, tai būtų teatro būrelis tada jau. Taip. O kodėl iš vis šauliai? Kas tave paskatino prie jų prisijungti? Su šauliais buvo istorija tokia, kad iš tikrųjų nieks labai neskatino, čia buvo mano vidinis užsidegimas, kad labai norėjau. Tai kai pradėjau mokytis pirmoji klasiai savo progimnazijai ir Vilniaus Antano vienuolio progimnazijoje yra tokia tradicija, kad kiekvienais metais šauliai įneša vėliavas ir aš jau tą rugsėjo 1 pamačiau jos ir aš sakau, aš ten būsiu mamai. Ir iš karto, prasme, visus 4 metus tiesiog domėjausi tuom, šiek tiek jau norėjau, kad kažkokiose veiklose dalyvauti, bet kadangi Šaulių sąjunga reglamentuoja, kad tik nuo 11 metų galima, tai būtent sulaukiu to amžiaus ir tada jau tapau Šaulių sąjungos dalimi. O kaip Šaulių sąjunga prisidėjo prie tavo asmenybės ugdymo ir šiaip charakterio? Iš esmės Šaulių sąjunga yra labai ideali vieta formuoti ir charakterį, nes iš esmės, kai žmonės yra tam tikrose situacijose, kurios nutinka tik šauliuose, jie įgauna daug savybių. Tai ta prasme gali būti kantrybės, gali būti kūrybingumo, kai reikia atrasti kažkokius sprendimo būdus, tai vat būtent problemų sprendimų kompetencijos, taip pat gali būti komandinio darbo, lyderystės, darbo su žmonėmis. Tai ta Šaulių sąjunga tikrai duoda daug savybių žmogui, ką jis gali išmokti iš jos ir tai nėra tiesiog, kad organizacija apie karybą ir viskas. Tai yra daug labai skirtingų veiklų, kur žmonės gali įsitraukti. Tai ar rekomenduoji kitiem prisijungti prie Šaulių sąjungos? Iš tikrųjų taip, nes pastaruoju metu Šaulių sąjunga leidžia žmonėms pasirinkti būtent tokią vietą, kokią jie nori užimti. Tai jeigu taip galvojat, kad Šaulių sąjunga yra tik apie karybą ir kad ten eisit šaudyt, gaudyt, tai iš tikrųjų taip nebus, nes kiekvienas žmogus gali atrasti, ką jis nori ten. Tai iš esmės Šaulių sąjunga siūlo begalę kursų dabar, būtent tai turim ir fotografo kursus, kam įdomu fotografija, tai gali domėtis tuom. Taip pat yra jaunųjų šaulių gelbėtojų kursas, tai būtent su medicina. Žmonės gali mokytis būtent kaip suteikti pirmąją pagalbą tiek taktiniam sąlygom, tiek būtent civilinėse sąlygose. Taip pat turim vadų rengimo kursus, tai yra tie žmonės, kurie planuoja tapti aukštesniais vadais, vadovauti skyriui, būriui, tai eina į vadų rengimo kursus, kur irgi juos yra ruošę pagal programas. Dabar šiais metais turime naujieną dronų kursą, tai žmonės, kuriems yra įdomus kompiuteriniai žaidimai, labai puikiai įsitraukia į tą dronų būtent visą, nes labai yra panaši kaip simuliacija. Tai kas yra tavo autoritetas? Iš esmės tokio vieno kaip autoriteto negalėčiau pasakyti, bet būtent išskaidyt sferom gal, tai sportas, pavyzdžiui, iš sporto man yra autoritetas Sergejus Maslovojevas, būtent nes pats užsiiminėjau koviniu sportu ir kažkada pas jį treniravausi, tai jis man toks buvo šiek tiek įkvėpimas iš sporto pusės, kaip jis ruošiasi kovoms, kaip jis pasiruošia psichologiškai ir taip toliau. O šiaip, nežinau, turbūt iš tokių labai gyvenimiškų pavyzdžių, tai gal mokytojas Rytis Kapustas.
jis tikrai padeda, su juo visada galima pasišnekėti ir manau, iš tikrųjų labai geras žmogus, iš kurio norėčiau išmokti daugiau. Tai kokia yra tavo pati didžiausia svajonė? Manau, kad visi žmonės atrastų, ką jie nori daryti gyvenime. Kad kiekvienas atrastų savo vietą. Tokia ir būtų tai svajonė, kad visi turėtų savo vietą. Tai ačiū tau labai už pokalbį. Nėra Ačiū už ką. labai klausytojam. Ir tada iki kitų kartų.